Sveiki visi, aš esu Paulius ir šalia manęs yra Kristina. Idėja iš tikrųjų yra labai paprasta. Šeštadienį yra mano gimtadienis, 28 mano gimtadienis, valio, visi paplokime. Bet visus noriu pakviesti savo šventę, kuri vyks sekmadienį Užupyje. Darysim didelį pikniką ir tikslas yra prikviesti kaip įmanoma daugiau žmonių, kad visi sudalyvautų ir pabūtų visi kartu, nes idėja iš tikrųjų yra labai graži, bet labai paprasta. Man nereikia materialinių kažkokių dalykų, man nereikia dovanų, užteks, aš turiu rankas, kojas, man visko užtenka, aš viską galiu užsidirbęs nusipirkti pats. Bet dabar norisi padėti kažkam kitam. Ir Kristina yra labai kūrybingas ir įdomus žmogus. Ir Kristina nori tapti aktorė, Kristina nori vaidinti ir yra galimybė padėti. Ir galiu padėti šiai minutei aš ir gali padėti bet kas. Šiuo atveju galit padėti ir jūs. 2011 metais pradėjau lankyti Kauno vaikų ir jaunimo teatrą Vilkolakis. Jame rengėme spektaklius ir mūsų vadovai, aktoriai Stasė Ivanauskaitė moko mus aktorinio meno. Nuo to laiko aš pamilau teatrą visiškai. Ir mano svajonė yra jį lankyti tol, kol tik galėsiu. Bet praėjus 2 sezonams, 2 metams, susiklostė tokios aplinkybės, kad tiesiog neliko lėšų nuvykti į Kauną į teatrą. Tai yra labai liūdna. Šios metus praleidau be jo, nuvykdavau tik tai aplankyti, pažiūrėti spektaklių, bet iš to trūkumo, iš meno kūrybos trūkumo aš pradėjau savanoriauti su vaikais, kitaip pildyti savo svajones. Pradėjau savanoriauti dienos centre ir mokinti vaikus vaidinti. Bet vis tiek noriu grįžti į savo teatrą, kuriame, manau, pasieksiu daug ir kuris mane augina ir kuriame man labai gera. Mano mylimiausias rašytojas Paulas Coelho pasakė, jei ko nors tikrai trokšti, visas pasaulis padeda tai įgyvendinti. Kristina gali lankyti teatrą ir ji to labai nori. Ir tiek nedaug te trūksta, tokios paprastos smulkmenos, lėšų kelioniai, iki teatro ir atgal. Nes važinėti reikia daug ir tam reikia pinigėlių, kurių truputį trūksta. Ir jeigu mes galėtume prisidėti, jeigu aš galiu prisidėti, o kartu prisidėję ir jūs, mes galėtume įgyvendinti tokią paprastą, bet fantastišką svajonę. Ir aš labai tikiuosi, kad mes surinksim reikiamą pinigėlių sumą, už kurią ir nupirksim galimybę Kristinai keliauti tiesiog iki teatro ir atgal. Tam, kad galėtų mokytis ir kad galėtų galų gale kažkada pastatyti nuostabų spektaklį. Pasikvies mus, mes galėsim ją pažiūrėti, pamatyti. Labai pasidžiaugti tokių paprastų dalykų, prie kurio mes galėjom prisidėti. O daugiau informacijos galite surasti internetinėme puslapyje www.tieknedaugtetrūksta.lt. Ir šią istoriją galit paskaityti ten.